Legenda pasakoja apie Liškiavos piliakalnį, dar kitaip vadinamą Raganos mūrų, Perkūno šventynyčią ar Liškiavos pilies kalną, jog seniai, labai seniai toje pilyje gyveno narsus kunigaikštis vardu Krėza. Jis turėjo dukrą. Oi, kokia gražuolė ji buvusi. Visa apylinkė jos grožių stebėjosi. Bet laimė truko neilgai. Dukrelės motina mirė, o kunigaikštis vedė kitą. Kai jis pats žuvo kare, pamotė, kuri buvo tikra ragana, ėmė nekęsti gražuolės kunigaikštytės. Mat po tėvo mirties pilies ir visų apylinkių valdove tapo ji. Pamotė sumanė klastą. Ji norėjo pati valdyti pilį, tad nusprendė kunigaikštytę užburti. Jis sakė jai sėdėti savo kambaryje ir skaityti užkerėtą knygą. Skaityk, kol atsiras koks drąsus karžygys galintis tave išvaduoti, tarė pamotė. Bet netaip lengva buvo prie kunigaikštytės patekti. Prie vienų durų budėjo 2 dideli liūtai, prie kitų tigrai, o prie trečių didžiuliai šunys. Apie gražiąją kunigaikštytę ir pamotės burtus kalbos greitai pasklido po visas apylinkės. Karžygių netrūko. Visi norėjo ją išvaduoti ir vesti. Pergudraudavo jie žvėris, prasibraudavo į kambarį, tačiau ne vienas nespėjo jos iš ten išvesti iki aušros. Vos tik gaidžiai užgiedodavo, karžygys, būdamas šalia kunigaikštytės, pavirsdavo dideliu akmeniu. Ir dabar, jei užlipsi ant Liškiavos piliakalnio, pamatysi tuos akmenis. Sakoma, kad tai užkeikti karžygiai, kuriems pritrūko laiko. O gražioji kunigaikštytė, ji vis dar ten urve. Sėdi prie užburtosios knygos ir laukia, kol atsiras tas vienintelis drąsuolis, galintis ją išvaduoti. Kas žino, gal tai būsi tu?